Šis įrašas yra iš serijos "O ką daryti, kai?". Aš net nebijoju, kad esate susidūrę su tokiom situacijom, kai gaunate grįžtamąjį ryšį ne į elgesį, o į kažkokį tai abstraktumą ir galbūt netgi daugiau tai yra kito žmogaus įspūdis, savijauta ir tokia etiketė užklijuojama. Teko greičiausiai savo adresu išgirsti, o gal netgi ir patys naudoja tokius išsireiškimus: tu manęs nesupranti, tu manęs neišgirdai, tu manęs neklausai, tu mane užknisi, man atsibodai, žinai, kažkas, ar atsibodo kažkas tokio. Visos šitos frazės yra ok, tinka, paimkim vieną, užknisai, tiesiog bus lengviau ją tyrinėti ir nagrinėti. Ir prieš pradedant ją tyrinėti ir nagrinėti, va tokį modelį, tokį grįžtamojo ryšio formą, nes yra grįžtamasis ryšys. Vat žmogus jums tai pasakęs, jisai davė grįžtamąjį ryšį, suteikė grįžtamąjį ryšį. Tai jo reakcija į jūsų kažkokį tai elgesį. Tai apie ką eina kalba, priiminu legendinę formulę A + B + C. A tai yra faktas, įvykis, B tai yra interpretacija, nuomonė, C tai yra būsena. Tai dabar žmogus, kuris pasakė, tu mane užknisai, arba užknisai, vieną žodį pasakė, jis apie ką kalba? Jisai kalba apie savo jausmus, apie savo būseną, bet adresuoja arba priežastį vardina tave. Nes tu mane užknisai arba užknisai. Tai nuspėjamas, kad kažkas tai turėjo padaryti. Tai mums ką labai svarbu, jeigu jūs naudojate tokius įsireiškimus, arba jeigu jūsų aplinkoje yra tokie įsireiškimai ir naudojami, labai svarbu suprasti, kad tame jau sudalyvavo, šitoje reakcijoje jau sudalyvavo NLP puikiai žinoma strategija, TOUT modelis, strategija, tai reiškia kažkoks filmas įvyko ir mums tą filmą gerai būtų atsukti, kad žmogus suprastų, kas atsitiko tiksliai ir galėtų pasakyti, kaip tai įvyko, kas ten per situaciją, kaip tas užknisimas gavosi. Nes aš net nebejoju, kad sulaukus tokio teiginio, tokio pasakymo, žinai, tu ten manęs negirdi, tu manęs nesupranti, tai didžioji dauguma sutrinka, nes galvoja, okei, jau ką dabar daryti, nes šitas pasakymas, jis yra neinformatyvus, jis yra emocinis daugiau, taip, tai tu tokį šoką gal patiri labiau, negu gauni tikslią informaciją, tai ką dabar toliau daryti, net galvoji, tai dabar ką daryti, atknisti tą žmogų, atraminti ar ką su juo padaryti. Tai kodėl taip vyksta ir ką tokiais atvejais daryti? Tai idealus būtų atvejis, jeigu mes žmogui galėtume taip sustabdyti ir sakyti, atsuk tiksliai filmą, tą TOUT strategiją, kaip viskas vyko, ką tokio padariau aš, kokie tiksliai mano veiksmai buvo, kada tiksliai tau pradėjo kilti toks jausmas, kurį tu vadini užknisai. Nes idėja kokia, tai yra žmogaus būsena, kuri jam kilo, jisai kažkodėl, labai svarbus momentas, jisai kažkodėl tos būsenos viduje netalpino, tai reiškia, tiksliau, net pažino greičiausiai, jis nepasakė stop, užtenka, žinai, jis nesustabdė tavo elgesio, nedavė grįžtamojo ryšio, kad jam nepatinka, ką tu darai, o tiesiog ar laukia, ar kentėjo, gal netgi labai greitai, per pirmas keletą akimirkų, žinai, iš ko taip sureagavo, viską apibendrinamas. Idėja kokia, tu nežinai, kaip į tai reaguoti. Tai va tas sugrąžinimas, ką aš tiksliai padariau, arba kaip aš tai padariau, kaip aš tai užknisau, ką aš tiksliai padariau, gali papasakot, patikslinti, kas su tavim vyksta, gali mum atkurti filmą. Tarsi mes nuo čia ir dabar, kur ta yra būsena, pašnekovo užknisai, tarsi mes žiūrėtume filmą atbulomis. Arba galima iš naujo viską prasukti nuo pradžios iki galo, arba nuo galo iki pradžios. Netaip svarbu atkurti tos įvykius, kurioje vietoje tiksliai įvyko, ta įtampa kilo žmogui, ta įtampa, ta tokia nemaloni būsena, kad būtų aišku, ką man pakeisti. Nes aš irgi turiu savo TOUT strategiją, o raidelė yra operacijos ir kažkuri mano operacija, galbūt visos, o galbūt tik tai kažkuri sukėlė tokią pašnekovo reakciją. Kodėl apie tai kalbu? Pasakymas, tu mane užknisai, jisai visiškai neinformatyvus. Jis duoda grįžtamą į ryšį pašnekovui tokį emocinį ir daugiau yra kaltės sukėlimo elementas. Tai kaip reaguos pašnekovas į tokį pasakymą? Greičiausiai atsakys panašiai, tu pats užsiknisai, žinai. Plius pasakymas, tu mane užknisai, tai tarsi
pas tave rankose yra pultelis, mano emocijų pultelis ir tu tą pultelį maigydamas man sukeli vienokias arba kitokias emocijas ir jausmus. Tai netgi toks išsiaiškinimas tos situacijos tam žmogui, kuris taip kalba, padės suvokti, kokius jausmus, emocijas jis atpažįsta ir sugeba tvarkytis ir, pavyzdžiui, brėžti ribas, o kur jis jau nesugeba, kur jis yra jo silpnoji vieta, jam susiformuluos kaip užduotis atpažinti, sustabdyti, pasakyti stop, man nepatinka kaip tu elgiesi, žinai, man tai kelia įtampą, prašau elgtis taip ir taip, kas būtų toks modelis kokybiško grįžtamojo ryšio forma. Grįžtamasis ryšys teikiamas, pavadinkime taip teisingai, aukštos kokybės grįžtamasis ryšys teikiamas į elgesį, taip duos informaciją žmogui, koks tiksliai jo elgesys sukelia kažkokias tai reakcijas kitiems žmonėms. O užklijavimas tokios arba gražinimas tokios emocinės etiketės, jisai daugiau į konfrontaciją veda. Ne? Taigi buityje žmonės taip kalba, tikrai niekur nepabėgsi nuo to, taip jau bus, žmonės ir kalbės taip, tu nesupranti, tu užknisai ir taip toliau. Ar tai padeda komunikacijai? Klausimas, tikrai didžiulis klausimas, bet aš viduj tikiu, kad tie, kurie prisiliečia prie NLP, jie moka išrišti, arba išmoks bent jau šitą video pažiūrėję, išrišti tokias situacijas, jas išpakuoti ir susitarti su pašnekovu, kad jo emocijos yra jo emocijos ir jo reakcijos, o mano elgesys yra mano elgesys. Ir man pakeisti elgesį tam, kad jisai sureaguotų kitaip, yra įmanoma, kai mes apie tai pasikalbam. Taigi, turiningų, kokybiškų pokalbių.